atneš raudonasis ugningasis arklys? Arklys pats, jisai pagal kinų astrologiją, jisai simbolizuoja, kaip ir simbolis pats gyvūnas, jis gana toksai greitas, ugningas, skubus, nekantraujantis. Aišku, yra ir žirgas, ir arklys, tai iš esmės bus daug visokių ugningų įvykių, ypatingai metų pradžioje, bet bus svarbiausia, reiškia, neskubėti. Kaip ir, kadangi ugnis tai yra tokia aistros energija ir kada mes darom dažnai kažką tai paskubomis, tai ypatingai pirmoji metų pusė bus svarbu į viską, taip sakant, atsižvelgti prieš priemant svarbesnius sprendimus. Ir iš esmės 2026 metai, negalima aišku taip išskirti jų kaip ir metų kažkurių tai, kaip prieš tai buvo ar dar prieš tai, bet tiesiog tai irgi bus transformaciniai metai, transformaciniai ir tokios pagrindinės temos gali būti susijusios ir su konfliktais, jeigu žiūrėsim taip iš politinės pusės, ten ir išdavystės įvairios, ir alijansų, sakykime, griūtis, ir gali būti tokia kaip pasaulinės tvarkos persibrėžimas. Ir metų pradžiai, ypatingai sausio mėnuo, kaip sakiau, kaip ir pats tas arklys, gali būti toks sausis vienas neramiausių mėnesių. O po to pavasario mėnesiai, kovos, balandis irgi gali išlikti tokie intensyvūs, tokie irgi įvairūs, jeigu žiūrėsim pasaulio mastu, įvairūs ekonominiai sukrėtimai, ten informaciniai karai, bet aišku, mes jau prie to, sakykime, kaip ir pripratę. Bendrų tokių pasaulinių mastų, jeigu žvelgiant, tai gegužė, birželį galimi tokie kaip vandens, maisto saugumo sukrėtimai, vairūs ten stichiniai reiškiniai, liepa, rugpjūtis irgi gali būti tokie neramus, kas susiję vairūs finansų rinkų neramumai, prekybos karai, tokie irgi galimi didesni politiniai skandalai, rudenį, reiškia, jeigu žvelgsim rudenio mėnesius, tai rugsėjai, spalį irgi dėl silpnos tokios Veneros įtakos tuo metu gali irgi vyrauti, tarp valstybių vairūs, tokie kaip kultūriniai konfliktai, teisinių įtampų, tokie dalykai. Ir ramiausi mėnesiai, jeigu žvelgti bendrai pasaulio mastu, tai gali būti toks balandžio vidurys ir birželis. Tai juose, sakykime, bus mažiausiai tokių nepalankių planetų padėčių. Tai kažką tai tokio bendro, jeigu planuoti, būtent tais mėnesiais. Tai galima sakyti, kad šis ugningas arklys tikrai įmes žiežirbų į šiuos metus. O kalbant apie Lietuvą, ko galime tikėtis? Lietuvai 2026 metai, sakykime, vienas, aišku, iš tokių aktualiausių klausimų, kuris jau tęsiasi ne vienerius metus, tai, sakykime, tą galima irgi patvirtinti, kad Lietuvos horoskope, tokio kaip fizinio karo, tai 2026 metais irgi nematyti, bet toksai bus stiprėjantis, galbūt labiau tokia gynybinis pasirengimas, tokia, sakykime, įtampa kaip regioninė, politinės krizės. Aišku, netrūks irgi ir įvairių skandalų, ir techninių sutrikimų. Ir jeigu taip žvelgti pagal mėnesius, tai vėlgi taip kovas, rugpjūtis, spalis, tai gali tokios labiau aktyvuotis Lietuvoje tais mėnesiais konfliktinės energijos, todėl tokie labiau tikėtini valdžios susirėmimai, socialinės įtampos, visokio tai geopolitinio nerimo paaštrėjimas. Ir antroji metų pusė, jeigu taip žiūrėsim, tai tikėtina taip nuo birželio iki rugsėjo gali pagerėti tokia ekonominė padėtis Lietuvoje, atsiras tokių daugiau palankesnių vėjų, taip sakykime, verslui, biudžetui. Ir jeigu Lietuvos mastu žiūrėti, tai tokie ramiausi mėnesiai Lietuvoje gali, arba, sakykime, ramesni, tai gali būti birželis, rugsėjo antra pusė ir gruodis. Tai tuo metu planetos jos bus palankesnėse padėtyse, toks gali būti jaučiamas tuo metu finansinis atsigavimas. O bendrai, kaip ir kalbėjom pradžioj, kad ugningas arklys, tai ir Lietuvoje, tie metai bus gana tokie intensyvūs, pilni reformų. Iš vienos pusės jie gali sustiprinti mūsų šalies
gynyba, ekonominė, sakykime, tokia situacija, tokį duot kaip ir stabilumą be karo grėsmės mūsų viduje. Na ir žmonėms, aišku, būtų rekomenduojama išlikti tokiems kritiškiams. Gali būti tokios irgi daug informacijos, kuri sukels nerimą, tai irgi neskubėti, vertinti. Na ir antra metų pusė, jinai būtų tokia naudingesnė planuoti vairius kaip finansinius, profesinius sprendimus, tada bus daugiau stabilumo, atsiras tokių daugiau galimybių augimui. Na ir visus metus rekomenduojama rūpinti savo irgi psichologinę sveikatą, stengtis vengti konfliktų. Na ir kaip sakiau, tokio realaus karo grėsmės, kaip ir nesimato Lietuvos horoskope. Na ir dabar trumpai apžvelgti